Šiame video mes kalbėsime apie sluoksnius. Ir sluoksniai yra vienas iš pagrindinių dalykų Adobe Photoshop programoje. Tai yra didžiulė vertė, kurią suteikia ši programa mums ir beje daugybėje kitų panašių programų dabar jau irgi yra sluoksniai ir jie suteikia daugybę papildomų galimybių manipuliacijai. Kažkuria prasme su sluoksniais susidūrėme jau kalbėdami apie Adobe Lightroom programą. Ir čia galima sakyti, kad tokie dalykai kaip zoninės korekcijos ir yra sluoksniai. Tai yra atskiri elementai, kurie yra uždedami ant viršaus, juos galime judinti, juos galime keisti ir panašiai. O pirminė funkcija, dėl ko atsirado sluoksniai, tai tam, kad mes turėtume tiesiog atskirus elementus. Galėtume kažką tai piešti ant atskirų sluoksnių ir šios elementus judinti. Atsidarę kažkokį tai prastinį vaizdą, mes paprastai turėsime sluoksnį, kuris vadinasi background. Pagal nutylėjimą jis yra užrakintas, šios sluoksnio mes negalime judinti, negalime jam priskirti skaidrumo ar kažkokių tai kitų savybių. Na, o visi kiti sluoksniai jau bus įrašomi kaip atskiri elementai ir šio failo mes jau negalėsime įrašyti kaip JPG, nes JPG tiesiog nepalaiko sluoksnių. Čia turime pasirinkimą PSD, tai yra standartinis Adobe Photoshop failas, skirtas išsaugoti visą informaciją, kurią galima sukurti su Adobe Photoshop programa, įskaitant ir sluoksnius, PSB. Dar galima naudoti Photoshopo PDF formatą, na ir TIFF. Sluoksnių mes galime prisidaryti daug, kiekvienam sluoksniui suteikti kažkokias tai kitas savybės ir panašiai. Taip pat sluoksnius galime grupuoti. Aš galiu keisti sluoksnių vietą ir juos rikiuoti kaip tik tai man patinka. Kaip ir minėjau, galima sluoksnius sugrupuoti. Pasižymiu norimus sluoksnius, tą galiu daryti arba su Shift klavišu, jis, kaip žinote, žymi nuo iki, arba galiu naudoti Ctrl arba Command klavišą Apple kompiuteriuose ir pasižymėti po vieną sluoksnius. Ir paspaudus Ctrl G arba grupės ikonėlę, jie yra sugrupuojami į vieną grupę. Grupę taip pat galime pasivadinti kaip tik tai norime. Ir čia mes turime papildomą galimybę keisti kažkaip arba stumdyti visą grupę. Grupėje taip pat sluoksnių vietas galiu keisti. Galiu turėti keletą grupių ir dėti iš vienos grupės sluoksnius į kitą grupę. Čia jeigu paimsiu irgi nupiešiu kažką tai antroje grupėje dabar yra tik tai vienas elementas, šis. Na, o pirmoje grupėje yra balerina ir mano nupiešta linija. Tai galiu iš bet kurios grupės, bet kurį sluoksnį paimti ir įkelti į kitą grupę. Ir dabar pažymėjęs visą grupę, aš galiu judinti visą grupę.